Posėdis tęsiasi, ponai prisiekusieji tarėjai. Nusipirkau šiandien akinius. Ir principė aš filmavaus be akinių, žinai, nes kad kai užsidedi akinius apsimeti, kad esi labai gudrus. Bet kadangi aš tais akiniais naudoju, skaitau, va čia dabar geriau save matau, žinai, kažkaip tai, irgi galiu, ten, su akiniais šiandien nusifilmuoti. Vis tiek dar mažai kas mane žiūri, nors šiandien manęs pirmą kartą paprašė nusipirkti mano pinigiuką. Ir tai žiauriai geras ženklas. Tiesiog norėjo nusipirkti, sakom, tai kur tas tavo pinigiukas? Aš sakau, dar nėra, žinai, to pinigiuko. Tai supratau, kad aš jį išparduosiu ir visai neblogai. Taip, kad tie, kas norit iš to uždirbti, pakelti kažkokį pinigiuką į viršų. Ten daug neinvestuokit, tiek kiek vdruk man mokesčiai pariš, sakys, taip buvo negalima. Negalėjai filmuoti meninį filmą ir sukurti realų langelį pinigams įeiti. Bet aš ir kuriu langelį, kad tą filmą sukurti. Suprantat, čia biletas. Tai, kad tas biletas paskui kiek pabrangs, galėsit jūs iš jį ten kažką su juo daryti. Jau kitas klausimas, žinai. Va, jeigu jis pabrangs. Tai toks žaidimas pas mane čia šiandien. Papasakot, ką jums šiandien papasakot. Papasakosiu jums šiandien istoriją apie, aš kaip visą laiką rėžiu, žinai, iš pagrindų, žinai, kad iš karto varyti apie gyvenimo kažkokį tai gilesnį supratimą, suvokimą, žinai, kam čia reikia, žinai, ką tu čia vėjus paistai. Bet, žinai, o jeigu nepaistau, o jeigu tą, ką aš pasakau, yra jūsų sėkmės reikalas, kuris kelia jums nuotaiką ir jūs pasijaučiate ramus, prisimenat. Žinot, kad joga yra svara, kad jūs visą laiką kvėpuojat per vieną iš savo nosies kanalų. Arba per kairę, arba per dešinę. Vienas visada yra aktyvesnis. Ir nuo to, kuris yra aktyvesnis, labai daug kas pas jūs gyvenime vyksta kitaip. Jūs to šitą negalit niekad suprasti. Bet pirmiausia, jeigu kažkas vyksta ne taip, kaip nekeista, keiskit svarą. Pabandykit pakeisti iškart kvėpavimą. Užspauskit tą nosį, per kurią jūs kvėpuojat, kad pradėt per kitą kvėpuoti. Ir pamatysit, kad stebuklas pradėjo viskas keistis aplinkui. Arba jūs kai kvėpuojat, pasižiūrėkit, kvėpuojat kokią vietą ten krūtinė ar pilvų kvėpuojat. Taip pirštukus sudėkit ir taip sudėkit. Pasižiūrėkit, kur kvėpavimas vyksta. Stebuklas sudeda pirštukus, o kitoje vietoje kvėpavimas atsidaro. Suprantat? Čia yra tokie smulkus dalykai jogos, kurios, jūs jogas ar ne jogas, vis tiek, jūs jogo niekada nesidomėjot, o kvėpuojat būtent taip, kvėpavimas keičiasi. Jūsgi šito ypatingai nepastebėjot, nesakot, arba viską, tai ir svarą irgi. Ir tokie visokie smulkmenos, kurios, aišku, žmonės tūkstančius metų studijuoja, paskui kažkaip tai juos supakuoja jogai ir naudotis pradeda. Taip, kad kvėpavimas yra svarbus dalykas. Ir kartais kvėpavimas, tas mažiukas lašas, sakykime, gal jis ten nėra kažkoks, jeigu jūs ten neužsiimat jogą, kad jūs padarytų didelios įtakos, bet kažkokią nedidelį įtaką. Kai jūs norit, kad biškį nusiraminti kažką, tai kvėpuokit ramiai, pakvėpuokit, iškvėpkit, įkvėpkit giliai. O pabandykit nervuotis ramiai kvėpuodami. O nervuojatės ir pradėkit kvėpuoti ir tada pabandykit nervuotis. Pamatysit, kad neįmanoma. Kol jūs kvėpuojat ramiai, jūs bandot kvėpuoti, negalit nervuotis, pradedat nusiraminti. Ar galima tos dalykus kontroliuoti? Tai aišku, galima. Tam reikia treniruotis. Viskas gyvenime atsiremia į tas treniruotės. Tai tokie chaotiški dalykai, kadangi aš dar nesiruošiu, kadangi man svarbiausiai dabar yra rašyti apie tą
Naujos Akmenės kino studija, kurios aš esu kūrėjas, aš nežinau, dar reikia tą kažkaip kino studiją ten susijungti su teatro studija, su meno mokykla ir filmas, pinigiukas. Noriu dar įtraukti kokių nors aktorių, viską dabar dar aš kaip ir filmuosiu tų pirmų siužetų, bandysiu dar kažką įtraukti į savo pinklės. Kad kažko tai mes prifilmuotumėm, žinai, įdomiausių dalykų. Va. Matai, aš nenoriu, pavyzdžiui, kitų žmonių, aš galiu ten kalbėti apie Führerį, bet aš nenoriu būtent, jūs patys suprantat, kas tas Führeris, apie dar ką tik norit galite pakalbėti ir turėti kažkokią savo nuomonę, bet įdomiausiai, jeigu jūs matot kitaip, žinai, jūs kažkokios ten, pavyzdžiui, ten, lygiai taip pat, kaip, pavyzdžiui, tas žmogžudys, kur žudo žmonės, jis kitaip mato, maniakas, prižudė žmonių, jam, ir jis ten, jeigu net į teismę, jis sako, blemba, aš labai norėjau nužudyti, o ką darysi, Tai va, tai vienas dalykas jį suprasti, o kitas dalykas jį pateisinti. Pateisinti aš jo negaliu, žinai. Nes jis žudė artimus žmonės, daug skausmo atnešė žmonėm, žiauriai negerai yra. Bet suprasti irgi gali, kodėl tas žmogus, žinai, jis atsidūrė toj situacijoje, jis vadinasi kažkas pas jį nuvažiavo stogelis tuo momentu. Ar gali jis pas mus nuvažiuoti, gali pas bet ką nuvažiuoti, žinok, žiauriai. Aišku, tikimybė, kuo daugiau mes ten, žinai, savim studijuojam, to jinai mažesnė, bet gali. Ką tu žinai, kur tu gyvenime atsidursi ir kokioje situacijoje. Va, ir šis lengviausiai yra kaltinti kitus. Tu pabandyk į save pasižiūrėti. Ką tu darai tam, kad kažkas, pavyzdžiui, neatsitiktų. Arba kažkas, kad įvyktų. Tokios elementarias, aišku, aš čia pučiu jums tą miglą į akis, tokios elementarius tam, kad jums prikalbėti kažkokius. Laiką užmetot. Laikų nėra, iš vis laikų. Bet nėra ir žiūrovų. Pasirašot į kanalą. Žiūrovų YouTube įeinat ir ten. Man svarbiausia, žinokit, YouTube'as. Aš į Facebook'ą metu, nes kažkas ten pasižiūri, bet netikiu iš vis Facebook'u. Nežinau kodėl, bet man atrodo, ten yra šlamštas, ten yra iš vis, žinai. Gal jeigu kažkoks vienas kitas ten pažįstamas pašauksi, kad mirštų, bet ir tai, ten, žinok, visiems ten tik, tik kokias ten treniruotės ten parašyti, kad vaikai ten persikėlė treniruotės ir nebus treniruočių, tai ten gal patogu, žinai. Bet kas liečia, pavyzdžiui, asmeninių žmonėm, kad išspręsti kažkokį tai klausimą, suorganizuoti, tai čia jau, Va, o YouTube'as, jeigu jau jūs ateinat YouTube'ą, jūs ateinat į mano kanalą, į mano mažą kino teatrą, kur jūs galite parašyti kažkokias tai nesąmonės. Va, kad tu gudresnis atrodai su tais akiniais ir mokės viską su akiniais, arba nusijimk tu žąsinę tuos akinius. Bet suprantat, jeigu čia ta reakcija yra, žinai, yra reakcija tokia, kad aš pasižiūriu, jis vėl ten kažką tai šneka, išjungia viskas, va, abejingumas ir iš viskai, kas manęs nežiūri, va čia yra, žinai, čia tas piramidės dalykas, kada tu kol kas esi, iš vis niekam neįdomus. Gal įdomus ten keliam žmonėms, žinai, bet iš kelių žmonių ten dažniausiai dar ir įdomus ir pas juos dar ir babkių nėra, pas pačius, žinai. Dar reikia daseit pas ką yra tų kažkiek pinigiukų, kad tau galėtų įmesti tą 10 euriukų. Nors ir 10 euriukų yra, žinai, bet tu pagalvosi, blemba, nueisiu nusipirksiu, už 10 euriukų dešros nusipirksiu, ten Coca-Colas arba alaus, arba ten, žinai, gal dar cigarečių, jeigu ten, žinai, ir nusipirksiu, saldainę kažkokį šokoladą, jau žiūrėk, ten kažką už 10 eurų jau gali nusipirkti, o čia turi kažkokį pinigiuką pirkti. Nafik, einu geriau, žinai, nusipirksiu.
O kažkas sakys, ne, o aš dešrą taip ar taip perku visą gyvenimą, ten alų perku, o nusipirksiu šiandien pinigiuką. Nors aišku, gali nusipirkti bitkoiną, gali netikrą bitkoiną, pavyzdžiui, revoliutę, jis gal išaugs, žinai, viską, kas tas pinigiukas. Nu, bet pinigiukas, supranta, čia yra irgi tas actionas. Nežinau kaip, nemoku lietuviškai kalbėti. Reikia išmokti lietuviškai, nors porą knygų perskaityti lietuvių kalboje, žinai. Nes, na, pirmą ten eilėraščių, žinai, tokį kokį nors, apie kokią nors Trakų pilį ir viskas, paskui užmiršysi, paskui gyvenimas kažkur nuputės, ką jeigu skaitei rusiškai, žinai, paskui Latvijoje gyvenau, tai ir viskas ir nėra. Lietuvių kalba dingo. Dabar kažkokie tai žodžiai parazitai nesuprantami. Reikia eiti deputatus. Ne ką aš ten, žinai, deputatus aš iškart, jeigu aš patikčiau į deputatus, ką aš daryčiau, nieko nedaryčiau. Aš apsimečiau, kad daug darau, bet nieko nedaryčiau. Ten visi taip ir apsimeta, nieks nedaro, žinai, ir žiūri, kaip vienas kitas, žinai. Gal yra vienas kitas, kuris realiai kažką daro, bet tai blemba. Bendrai kažkas tai gal ir gauna, žinai. O taip tai, ką ten gauni kažkiek tai babkių, ten išskiri ten to fondai, turi jas paskirstyti. Nu, vat, kas skirsto, tai dar kažką daro, žinai, kas gauna tas babkės. O daugiau visi kiti ten, nu, įstatymus kažkokius ten kūrė, žinai, kuris, nu, kaip to žmonės daro. Kaip įvaryti kampą ir žmogus nepajustų, kad jį įvarė į kampą, žinai. Bet kaip padaryti taip, kad pridaryti tokių įstatymų, kad žmogų visai į kampą įspausti ir jis dar nepajustų. Nu, tokia strategija valstybės. Va. Aišku, kiti tyčiojas, žinai, iš valstybės. Keikės kažką, tai baras, dar kažką. Nu, bet, jie bando tai pritraukti dėmesį, pavyzdžiui. Mane nieks nežiūrėjo, jos jau ten, jau žiūrėk, per televiziją parodė, jau žiūrėk ten. Kažkas sako, jogurtuką pareklamuok mano, ledus ten aš atvešiu, nemokamai išdalinsiu, ar dar kažką tai. Jau šansiukas, žinai, kažkur tai prisistrojantį. O tai paprastas žmogus, žinai, jam iš vis, nu, pavyzdžiui, ten, žinai, net ir, o aš irgi video filmuoju, nu, aš turbūt vis tiek kažkiek tai naglas esu, žinai. Nes aš žinau, kad gali mane užsipult, bet man, užsipuls, aš ištrinsiu viską, pabėgsiu, sakysiu, ne, aš nenorėjau, nepykit. Nu, kaip, čia taip pat mano beprotiškos mintys. Tada kanalą reikia padinti beprotiškos minčių srautas, žinai. Nes pokalbis pats su savim. Nors dabar reiktų, aišku, dirbtinį intelektą pasijungti ir su juo. Parim, balam, baram. Bet dar reikia pajungti kolonėlę, garsą, sužiūrėti, koks bus balsas, kad viską surašyti, suderinti, čia greitai užmeti mikrofoną, įjungiai kažkokią ten nesąmoningą lempą, kur ten pusiau apšviestos kokybės, dėl kurios nieks nežiūrės, ten, žinai, ir greitai filmuoji. Ir kažką tai kalbi, greitai prišneki, žinai. Gal reiktų aš kažkokią žmogų paimti ir jo, visas ten išraus, ten jau visas kapstytis iki juodo pusių. Bet kas iš to? Žmogus kiekvienas nori, kad jam būtų gerai. Vienas nori, kad jam būtų gerai ir, ne, visi nori, kad būtų gerai ir niekam už tai nebūtų. Pavyzdžiui, kažkas nori geresnį namą, blemba ir žiūri, jeigu jam nėra pinigų, trūksta, žinai, pinigų. Ir ten pasideda kažkokios pagundos, jeigu gali daryti. Žmogus atsispiria pagundą ir neatsispiria. Jeigu neatsispiria, tai, Jėzau, kaip tu galėjai čia iš mūsų paimti. Teoriškai taip, bet praktiškai ar taip yra iš tikrųjų? Ar iš tikrųjų taip yra praktiškai, pavyzdžiui, teoriškai jo žmogus sako, ten, pavyzdžiui, kas nors,
gavo tą vadinamą kyšį. Teoriškai jo, jis ten padarė, sakykim, tą nusikaltimą, o praktiškai. Va žiūrėti žmogaus pusė, žinai, nu, jis tam momentu, tam mūsų kapitalizme norėjo gyventi geriau, žinai, nu, ir ieškojo būdų, kaip jam gerai būtų, kad jis gyventų geriau. Nėra būdų. Šakės, nu būdų nėra. Nu nėra būdų, suprantat. Jeigu, pavyzdžiui, ten kažkaip tai nori tą būdą rasti, turi būti kažkoks tai ten, nežinau, kažkiek tai, žinai. O čia aplinkui žiūri kaimynas, blemba ten. Gerai sekas jam. Ten dar vienas kaimynas irgi gerai sekas, trečias iš kur, žinai, net nežinai, iš kur tie pinigai, iš kur po žmonės ten tų pinigų, kaip jie čia. Stebuklas, žinai, kai ypatingai, kai atsiduri kokiam nors brangesniam rajone, iš kur, o pas mane kodėl tiek mažai, aš irgi noriu geriau. Nu, va, ir paskui žmonės ten įdomiai moralizuoja, poziciją pasiima. Aš irgi turiu poziciją, aišku, reikia gyventi sąžiningai, bet aš galvoju apie tai, kaip iš skirtingų pusių pas visus žmonės atrodo, žinai, žiūri iš tos pusės. Net ir žiūri. Ir tikrai pas mus ta sistema yra normali, kad taip pat kaip mes gyvenam, taip ir kaip ar jinai tikrai yra ideali ir tokia turi būti. Pagal tas laisvės ir pagal tos visas, kad mes turim. Ar taip turi būti? Aišku, žmonės neturi žudyti kitų žmonių, ten terrorizuoti jų ir viską taip logiška, žinai, nes jeigu tu sakysi, kad yra gerai mušti kitus žmonės, tave irgi lups. Tai vadinasi, ir tave, jeigu sulūps, tu irgi sakysi, o, mane sulūpo gerai, nu čia nieko gero iš to nebus, žinai, nes noriu vaikščioti ramiai gatvėm, kad tavęs nieks nemuštų, nesikabinėtų, nesipravardžiuotų, žinai. Ir ten. Gal yra, aišku, mazochistų, kuriem tinka, bet tai yra staliukas biškė pavažiavęs, norma visai yra kas kita. Va, tai paprasčiausiai šiandien reikėjo rašyti dar vieną video, dėl to piliau, ką galėjau ir kalbėjau kažką tai, nes maždaug apie tas 15 minučių turiu išlaikyti tą savo bla bla bla, le, bambale, tapale. Va. Perduodu linkėjimus mamai. Jeigu mama žiūri, tai linkėjimai. Žinai, kad mano viso gyvenimo tas sekėjas ir žiūrovas, žinai, kuris žiūri ir įsivaizduoja, koks tas sūnus, žinai, nori, kad ten kažkaip, tai, žinai, viskas, kad būčiau deputatu, arba inžinieriu, arba gydytoju, o aš nepavykęs verslininkas. Nu, bet jau, žinai, ten paskui teisinis, nu, va, nu, bet tai, nu ką, nu, o dabar, va, aš esu artistas, aš filmuoju filmą, pinigiukas.lt ir jums pasakoju apie tą filmą, ir čia yra siužetas iš filmo. Kodėl aš taip ramiai pasakoju? Nes filmą žiūrit filmą, pinigiukas.lt, užmėsiu visur paskui tą, nu, filmą tą, kaip tas lietuviškai bus. Jėzau, nu blemba, nu nepykit, nu kad, nu toks, nu va, tai kam netinka, nu gal ir ne, gal vis tiek nežiūrėkit ar žiūrėkit, arba greitai man primeskit laikų ten pinigų ir nežiūrėkit. Jeigu norit kritikuoti, nu tai ką jūs ten kritikuosit, aš pats galiu pakritikuoti save, nu tai ką jūs ten beiškritikuosit, nu. Tai kam tas nesąmonės įrašinėjau, nu tai noriu įrašinėjau, nu, o ką, kas draudžia. Čia pats su savim kalbos, žinai, gal net su tikimybė, kad kažkada pradėsiu kalbėti su dar kažko. Vienu žodžiu taip, kas žiūrit mano video, žinokit, pastebėkit, jeigu žiūrit mano video bent ne visą, o kuo daugiau žiūrit, to labiau seksis. Nežinau, kaip tai veikia, bet patikrinkit ir kas savo paskui, žinai, ir po biškį viskas pradės į gerąją pusę. Gal dėl to, kad pas mane į gerąją pusę viskas po biškį rutuliuojas, bet pamatysit, kad taip ir yra viskas. O taip, su tokiais akiniais aš jums šviečia iš ant pusės iš to akinių.
Nu, man tokie kiniai, tokie gal ir biški bobiški. Ne, gal ir biški moteriški. Iš tikrųjų, aš apie moteris galvoju labai kultūringai, žinai, bet aš žinau, kaip dažniausiai nuskamba, kur čia gyvenu, žinai, tai aš ir biški ten, kaip sakant, sugrubinu savo kalbą. Ne, dabar nėra, žinokit, visai normalus sakinys. Ir akis biški didesnis atrodo, žinai, protingesnis gal biški atrodys. Blemba, kai kas nors paskui sutiks gatvę ir pradės sakyti, Aidai, ką tu ten šneki vėjus, tai žinok, aš irgi dar, aš paraudonuosiu, nusisuksiu, sakysiu, ne, čia ne apie mane, nu man čia aš norėjau, aš bla bla bla, pradėsiu teisintis, kažkada ateis momentas, žinai. Nu, greičiausiai taip ir bus visas, aš raudonuoju, žinai, kai susigėstu, žinai. O dar jeigu nueisiu į kokią nors karate treniruotės ir kas nors, pateksiu dar vėl į tą, žinai, karate. Ir treneris ten sakys, nu, Aidai, ką ten rašinėjai prieš visus, žinai, prieš iš vis ten. Nu, sakysiu, nu, aš vat noriu, žinai. Sakysi, karate neini ir nesąmonės rašai, žinai, tai kada jį pradėsi eiti tą sporto salę. Nu, pavyzdžiui, nauja akmenė, talentingas žmogus, kiek matęs gyvenime, apie jį filmą reikia filmuoti, ne apie mane, žinai. Gyva legenda. Nu, bet jeigu primėsit man pinigikų, nufilmuosiu ir apie jį, nu, trauksim jį į tą menį filmą, žinai. Tau apie jį ten jau atskirai galima filmuoti, žinai. Ten jau. Ten dokumentinis kaip meninis gaunas. Nu va. Kaip po 2 kartus jau sakau, laiką dėkit ir pasirašykit į kanalą. Ir kažkaip bandysiu tas temas susisteminti, kad nebepilti kažko tai visko iš eilės, paskui sako, ai, man tas tiko, tas netiko, ką čia prieš nekėjai. Va. Ir iš vis, kodėl čia vienas įrašinėja, pastatykit kamerą ir sakykit, ką nors kalbėkit. Dabar vis tiek tokie laikai, dirbtinis intelektas vis tiek kalbės su dirbtiniu intelektu, kažką rašinėja. Jis ten, nu, patys žinot, kaip su dirbtiniu intelektu yra. Jau tada gali rašyti principą, ką tik kas beteina į galvą, tą ir varai, žinai, nes jau viskas, jau po dirbtinį intelektą jau supranti, kad jokių valčių kažkur tai nueit dar kažkur į priekį, žinai. Viskas jau ten, jo neapšausi, supranti. O dar kas bus, dar iki ko jis daeis, tai čia iš vis, supranti, ten. Na. Per sekundę tave nukopijuos ir galėsi ten prisiklonuoti, prisidaryti tą kopijų, žinai, tik tai pats galėsi žiūrėti, nes viskas bus ant tiek užkrauta ir užglemšta, kad jau nieko tu nebepapulsi. Nu ir aš nežinau, ar papulsiu. Nu, bet aš dar pabandysiu. Dar gal ir nėra daug taip tų išsišokėlių. Va. Nu ką dar jums įdomus papasakoti šiandien? Nu apie Führerius paskui, kai biškai kažkas pradės domėtis, kažkam bus įdomu mano nuomonė apie juos. Tai apie bet kokį Führerį galėsiu pasakoti. Führeriukai. Galvoju, kodėl atrado tas pavadinimas Führeriukai, žinai. Führeris, aišku, buvo, Hitleris buvo Führeris, žinai, bet, bet jis, žinai, mažas Führeriukas, jis, net jeigu jis toj mūsų demokratiniai, ten kitose valstybėse, jis vis tiek Führeriukas, supranti, jis vis tiek bando valdyti, bando kažką tai įtakoti, kažkokį išreikšti savo nuomonę, jis ten toks Führeriukas. O kitas didelis Führeris ilgai prasilaikė, žinai, ten, kiekvienas Führeris yra pribotas savo tos valstybės tam tikras, santvarka, žinai.
kai jis bando ten patapęs to Führeriu, gal kažkur tai išeis praslyst, kažkur tai dar prasilaikyti ten tam kėdėje, žinai. Na, paskui pensija. Nu, kits, žiūrėk, visą gyvenimą nori prabūti Führeriu. Ir ne tik apus nenori papulti. Visokiausiai yra, žinai, ten irgi įvairovė. Aišku, tų valstybių kaip yra daug tų pasaulyje, gal tiek daug nereikėtų, žinai, iš tikrųjų. Nu, ten užtektų kokių 5. Europą, Kinė, Amerika, Afrika ir visas likusias. Nu, bet tai, yra taip, kaip yra. Gerai, šiandien tiek. Daugiau šypsokitės, mažiau imkit viską į plaučius ir daugiau šypsokitės, žinai. Būkit biškiai gal. Kiti tie bairiai tokie biškiai kaip plokštė, žinai, susprogdinti, sudaužyti, numesti, blema kažkaip tai. Nu irgi gerai, aišku, geriau iš vis, kai bent kas bairis yra, žinai, bet tokia iš vis plokštė, nežinau, man kažkaip tai, dėl to aš irgi rašinėjau, žinai, nes ant tų plokščių bairio ten. Gal ten yra tas tikras bairis, tą, ką aš šneku, kaip tik tai pučiu miglą. Čia pas mane kažkoks pusiau filmas, pusiau stand-upas, pusiau nusišnekėjimas, pusiau pasakojimas. Nu viskas, šiandien užteks, gerai, žiūrėk, taip jau tiek nežiūrėsi, čia be šansų, kad kažkas iki galo dažiūrėtų, čia lemba žiauriai, pusę valandos, iš kur visą šitie galiu šnekėti. Viskas, einu miegoti. Ne, arba, kažką tai einu daryti toliau.